Nu ką, tai va, sveiki gyvi šitame kanale. Visada YouTube'e, ką dirbau, stengiausi visada būti nepolitiškas, bet dabar pasistengsiu būti politiškas. Žinau, rizikuoju, kad galiu prarast dalį savo auditorijos, dalį auditorijos nepatikt, bet aš esu aš ir aš, kaip tas sako, padariau gyvenime klaidas ir aš jas visada įvertinu, permastau ir galvoju, kaip iš jų pasimokyti ir pataisyti. Pavyzdžiui, video pradžioje čia iš karto apie žurnalistą bus Dominyką Kubilių. Čia trumpa interakcija, bet bus. Iš karto, kas dar irgi su tuo susiję, sakykime, aš pavyzdžiui, kas liečia skiepus, sakykime, aš esu pasiskiepinęs. Ir ką galėčiau net žmonių atsiprašyti pačiam laikotarpį, sakykime, kurie nesiskiepino ir gal juos griežčiau žiūrėjau, nes irgi čia tie verslai strigo, kas vis tokia įtampa iš tikrųjų jautėsi, kas kaip, kur bus ir panašiai. Ir aš jaučiuosi padaręs klaidą iš tikrųjų, kad žmonės, kurie nesiskiepino, biskį traukės per dantį ir aišku, viešose erdvėse aš stengiausi nesikišti, bet tokiam biskį savų rate, kažkur biskį patraukti per dantį. Bet aišku, mes stengdavomės visada konstruktyviai ten, aš kaip argumentuodavau, sakykime, jeigu norės išnaikyti žmonėje, tai pirmą pradės nuo Afrikos valstybių ar kažkur, nes tas, sakykime, tai visų čia sąmokslo teoretikų, tai pradėtų nuo Afrikos, nuo šalys, kurios, kaip tas sako, daugiausiai teršia ten panašiai. Nu tai, kaip tas sako, visada būdavo diskusiniai formų, aš ten nesakydavau debilai, ten tokie, anokie ir panašiai. Aišku, nebent sakydavau, žmogus nesugeba argumentuoti savo pusės, bet kaip dabar ateina šitie laikai ir vis daugiau tokių įkrenta faktorių, kad net yra valstybės, kurios galimas dalykas, kad paduos tam tikrų skiepų gamintojus į teismą, nes drūčiai kirpo kelius, spaudė, visais neįmanomai švariais keliais, nešvariais keliais ėjo, kad būtų skiepai pramušti. Ir tu paskui sėdi ir galvoji, wow, sąmokslo teoretikai buvo, gali būti, kad teisesni. Ir teoriškai aš kaltas. Pavyzdžiui, mano draugė yra nesiskiepinus ir aš džiaugiuosi už ją. Aš esu pasiskiepinęs ir aš gailiuosi lyg ir tuo. Nemanau, kad jie man pakenkė, bet kai dabar išlenda jo ir tada, kad yra karšta, žurnalistai nieko nepateikia ir viskas, sunku adekvačiai vertinti situaciją. Dabar kai sėdė, ir pagalvoju, mirtingumo reitas jau imkim blogiausių, sakykime, 1% dėl COVID-o, nu tai prie gerų gripų irgi taip galėdavo būti, gal ne tiek, bet kokį 0,5% ir panašiai, Ir skiepas tau, sakykime, pasiskiepinus, sakykime, tikimybė numir duotuoju momentu sumažėja drūčiai, bet šalutinių reiškinių gavimo tikimybė padidėja iki 2% ilgalaikių šalutinių, kurie gal visam gyvenimui arba tau gyvenimo kokybė suprastys. Ir lieka toks diskusinis klausimas. Kas mano rate COVID prasirgo, daug kas nelengvai prasirgo, aš vidutiniškai, tėvas irgi vidutiniškai, yra tikimybė, kad širdžiai paliko pėdsakų, bet taip pat turiu pavyzdį, kad skiepas širdžiai paliko pėdsakų. Mano mama COVID iš tikrųjų sunkiai sirgo, bet čia kas ir įdomiausia yra amžiaus grupiai, kur gali būti, turėjo būti. Bet aš čia ne politikas ir į tai nelendu. Tai sakykime, grįžtant dabar prie to žurnalisto, sakykime, kažkada tas Dominykas Kubilius įkėlė komentarą, kaip jisai reikia nubausti žmonės teismais, piniginiam baudom ir kažkuo, kurie yra motivatoriai iš tuščio į keurą, pilsto ten ir panašiai. Ir aš te pažiūrėdamas, pusiau pasijuokdamas, parašiau šiam komentarą, ten tarp daug, matė, nematė, nežinau. Čia kaip tas sako. Parašiau, sakau, reikia gaudyti ir saugoti žmonės, kurie yra, sakykime, kaip senolė ir panašiai, kurie ten nėra, yra tose apsaugos, kaip tas sako, zonose, kur yra tikrai lengvai manipuliuojami, gali būti apgauti ir panašiai. Tai tokius žmonės reikia saugoti, bet yra žmonių, kurie, kaip tas sako, aš tokį užsienietį saku, Asmon Goldas vyriškis,
kuris iš ties protingai masto, yra toks pusiau, kad gyvena kaip degeneratas, bet jis tikrai protingai masto, kaip ir su skiepais. Tavo kūnas yra tavo pasirinkimas, tavo laisvė pasirinkti. Ir niekas už tai neturėtų būti teisiamas, ar tu skiepiniesi, ar nesiskiepini. Ir tas dalykas, sakykime, kas liečia tą žurnalistą, aš sakau, yra žmonių grupės, kurie nori būti apgauti arba yra verti būti apgautais. Nes man juokingiausia, kai teko klube sportuoti ir būdavo ateina su privačiais treneriais, jų pavadykim apkūnesniai moteris ir jie eina metus, tas treneris, kad užsidirbtų tuo savo, 300-500 eurų, pasakoja, kaip tu meti gražiai svorį, kaip viskas krinta, kaip jūs tvirtėjat, kaip jūs gal jinai tai tvirtėja, bet žiūrė jaus tą sudėjimą, ar tu supranti. Sportuoti, aišku, sveika, ten tas kūnas nesikeitė, gal kažkas, aš čia nieko prieš neturiu, bet tu žiūrai, tiek patenkintais išėpus, bet tu ant to bėgtakio ar ant to dviračio mindamas pedalus, tu matai, kad ta moteris nieko nesikeičia. Yra žmonių rūšis, kurie mėgstama, kad meluoja. Ir aišku, tie motivatoriai ir panašiai, jie žalos didelės nesudaro, o jeigu žmonės patys palieka jiem savo pinigus tie už kažką, tai reiškia, jie verti, kad būtų apgauti. Tai čia yra jų reikalas ir kai tas sako, jis tuo nepatenkintas, tai aš tikrai kažkokioj formui parašiau, aš tiksliai komentarų neatsimysiu, bet parašiau, ar tu pavydi, kad iš tavęs paima pinigų dalį. Šiandien Dominykas Kubilius įkelia komentarą ant politiko Žemaitaičio, aš asmeniškai už jį nebalsavau, man jis irgi biski yra čiut žema kartelė, kaip tas sako, už balsavimą, nors politiškai esu nelabai gerai išprusėjęs, bet už jį tikrai nebalsavau. Bet žmonės balsavo, žmonės pasirinko ir aš gerbiu žmonių valią ir aš jų durnais nevadysiu, kaip ten vadinau kažkada, sakykime, pusiau durnais, kai buvo skiepų, bet, sakykime, gal tas visas toks sustojimas ekonominis, kas stresas, aš gal, kaip tas sako, neadekvačiai sprendimus priėmiau. Ir aš to nebijau pasakyti. Tai yra įdomiausia, kai tas Dominykas Kubilius, jisai ant to Žemaitaičio stumintį video ir parašiau, sakau, yra kaip yra, bet sakau, įdomu, ką jūs padarysit, kai sakau, jeigu įsirutulios taip, kad skiepai padarė daugiau žalos nei naudos ir tai buvo žalingi žmonėm, ar jūs žurnalistai prisimsit nors vienas atsakomybę? Nei Skirma, nei Paul Demiko, visi tie, kur stūmė, nei tu, turbūt idiotai parašiau žodį, prisimsit atsakomybę. Visi dėsit į krūmus ir gražiai aplenksit šitas temas, o ant kitų pastumt jūs gudrus. Tai, ką jūs man? Ir parašiau, galvojau, aš toks čia gaus net vos ne, aš pats parašiau dėl savęs tai. Nes, kaip tas sako, tikriausiai parašiau štai dėl savęs. Telefonų notificationas, kokios 2 valandos praeina, Dominykas Kubilius pakvietė į draugus, nuspaudė į Facebooką išmetą, bet ne jo profilį. Ansyk mintis supratau, kad jis buvo į mano profilį ar kažkurį lindės ir dingu. Rašau į searchą, nerandu aš jo. Parašau maniškiais paprašau, kad parašytų per Facebooką, randa pirmą numerių. Ką reiškia, tas komentaras iššaukė bloką. Reiškia, kaip ir pradėjau galvoti visada ir tas Paul Demiko ir visi šitie dauguma žurnalistų, visi Malinauskas, jie visi renkasi savo patogias temas, savo patogius klausimus, nes jų dalis yra, kaip tas sako, apsišikę ir jie iš dalies žiūri pinigų ir asmeninės naudos ir juos visus reikia, kaip tas sako, praleisti pro didelį filtrą ir mąstyti savo galvą. Tai mano didžiausia klaida ir žmonės, kurie žino, kaip tas sako, šiai dienai susitinku, mes dėl tų skiepų ten niekad nesusipykė, bet aš jiem neslėpdamas neignoruoju temos, kad aš galimas daiktas, kad padariau klaidą. Laikas parodys. Taip pat, kaip aš ir į šitos karo klausimus ten, sakykime, aišku, aš esu už Ukrainą
bet, sakykime, manau, Ukrainos rankom yra ten, sakykime, žarstomi nešvarūs dalykai ir gali net ne mano karta sužinos, tik jei sužinos, gali būti po 100 metų išlys tam tikri reikalai. Stengiuosi būti nepolitiškas, bet šiuo atveju buvau politiškas ir politišką video norėjau sukurti, nes juokingiausia, kai sakau, tas Dominykas Kubilius, vietoj to, kad atsakytų kažką, jis tiesiog mane blokavo, reiškiasi, žinutė dings nuo feedo, niekas nematys, nes jam yra politiškai nepatogu ir nenaudinga, kad tokio mulkio su 300 draugų komentaras nebūtų. Ir aš nesu antivakseris. Aš tiesiog matau, aš pats už skiepus, už mediciną, už, sakykime, ten naudą ir panašiai, bet šiuo atveju, kai išlenda Pfizerio trumpinti tie keliai, tam tikri dalykai išlenda, kai va dabar šitas Kennedys, šitas, kas ten anūkas ir kaip čia skaitosi sveikatos Amerikoje, paspaudė ten tokį senį, kuris susijęs su farma didžiąją, kodėl, uždavė elementariausią klausimą, kodėl per COVID tu ali nieko nesusijęs, verslų neturi, tavo turtas padvigubėjo ar patrigubėjo. Ir tas pasakė, ne, čia yra pinigai ten bus ne gerai uždirbti, ne iš didžiosios farmos ir panašiai. Kad palankės rekomendacijas, tai ir paskui sėdi galvoju, jo, buvau kvailas, bet aš tai pripažįstu ir man tai savotiškai nepatogu, gėda, kas skiepinau, tai kaip tas sako, linkiu, kad jum irgi, kaip tas sako, be jokių šalutinių pasiekmių, kaip tas sako, aš skiepinausi gal be šalutinių pasiekmių, bet yra žmonių, kur net patys daktarai taip antakį pakilnoja, kad galimas dalykas, kad tai su skiepai susiję, nes arba, kaip tas sako, jeigu ir ne tai pagamino, tai iššaukė ir pagreitino procesą. Daugiau aš nenoriu būti čia politiškas, tegu laikas tai parodys, kaip tas sako, mažų net prisikabysiu kokį Malinauską, Poldemiko ar kažką, kad mane, kaip tas sako, pyzdavo savo video, tai aišku, tada kabinėsis prie mano kalbos manieros, prie mano postų, prafiltruos, pražiūrės, kaip tas sako, nes yra juokingiausia, paskutiniai laikai pagimdė tokį šlykštų dalyką. Aš buvau žmogus visada per vidurį, nei kairys, nei dešinys liberalas, dabar yra ekstra dešini, ekstra kairės. Jeigu tu per vidurį, tave kažkuri pusė mato kaip ana pusė, tave kažkuri pusė mato kaip ana. Tai va, mąstykim savo galvą, o Dominykui Kubiliui, na ką, užblokavai, nei aš ką prarasiu, nei atrasiu. Dėkui, iki.